O kas, jeigu iš tiesų grįžtamasis ryšys yra dovana ir įrankis mūsų augimui? Organizacinės psichologijos tyrimai rodo, kad konstruktyvus grįžtamasis ryšys yra naudingas abiems pusėms. Jis skatina mokymąsi, stiprina pasitikėjimą ir gerina bendradarbiavimą. Kai atsiliepimas yra aiškus, konkretus ir orientuotas į veiksmą, mes jaučiamės labiau matomi. Net kritiškas pastebėjimas suformuluotas kaip galimybė augti tampa vertingas. Grįžtamasis ryšys nėra nuosprendis, tai krypties parodymas. Harvard Business Review pabrėžia, kad reguliarus ir kokybiškas grįžtamasis ryšys yra vienas svarbiausių asmeninio ir komandinio augimo variklių. Tas pats kaip treneris. Jo komentaras rungtynių metu iš pirmo žvilgsnio kritiškas, bet jis padedantis laimėti. Kam šiandien galėtum suteikti vieną aiškų, stiprinantį atsiliepimą? Pasidalyk komentare, koks įdomiausias grįžtamojo ryšio pavyzdys, kurį teko išgirsti. Ačiū, kad žiūrėjai.